Šitame kaime ir gimiau, ir užaugau, ir pasenau. Mūsų Utenos kaimiškoji seniūnija tai išsidėsčiusi aplink beveik visą Utenos miestą. Ir tokia trilypė seniūnija. Mes turim tokios 3 administracinius centrus, tai Vaikutėnai, Piliakiemys ir Pačkėnai. Man tai yra kaip draugų susibūrimo vieta. Žmonėm reikalinga bendravimas. Ne tik tai, kad duok man darbus, aš tavo darbus išeksponuosiu kažkur tai, paskui vėl atvešiu. Pavyko, per savaitę mes atidarėm tą parodą. Netgi atsimenu, Liepos 15 buvo labai gražus toksai oras. Mes paskui išėjom visi į sodą, niekas nenorėjo skirstytis. Ir tiesiog pajutom, kad reikalingas toks dalykas. Brolio dukra mokytoja, tai sako, išausk juostyčių, padovanosiu vaikam atminčiai. Tai priaudžiau, tai nusinešė, apdalina vaikus. Įvairiais langeliukais audžiu. Kiekvieną juostytę kitoniškų kokią. Staltiesės, lovatieses, savo, kaip sako, aukštaitiškas mėgau austi, skersadryžės lovatieses. Parodos kaip dalyvauju, tai iš parodų mažai kas grįždavo, muziejai išpirkdavo. Yra Vilniaus dailės muziejai, parodų fonde yra, Utenos muziejai yra. Mūsų tokia yra stipri bendruomenė susikūrusi 2003 metais. Toje bendruomenėje atsirado 5 dailininkai, menininkai, kurie vienas kala, kitas pina, kitas dar kažką tai daro. Falmyra įdavė teptukus į rankas ir nesvarbu, ar moki, nemoki, pradžia buvo paišyk, kaip išeina. Man gal labiausiai iš visko, ką aš darau, tai patinka karpimas ir tekstilės darbai. Karpimas labai senas pomėgis, jau tęsiasi 30 metų. Karpau nedidelius darbus ir parodiniai yra tik tai keli darbai padaryti, o daugiausia darau draugams dovanoti. Va šitas tai man labai patinka, bet čia yra vaikų karpinys. Visiems rodau, bet jis yra fantastiškas. Čia net ne amatas, čia toks užsiėmimas ir čia vyksta labai įdomios parodos, labai įdomių dailininkų. Ir visokie susibūrimai būna, aptarimai, pristatymai darbų, būna plenerai. Labai malonu per parodas, kai žmogus nežino, kaip tu atrodai ir tiesiog stebi iš šalies ir aptarinėja tavo darbus. Kai žmogus pasako, čia va mielas darbas ar tai gražus darbas. Aš niekada nemėgstu daryti tokių pačių daiktų. Man reikia, kad jau kitas būtų kitoks. Gal keistais laiko, nes kaime turi darbų tų kasdieninio, čia dar užsiminėja šiaip savo nereikalingais dalykais. Kai matai, kad kažkam reikalingas esi, norisi toliau dirbti. Pradėjau akmenis kolekcionuoti, rinkti be jokių tikslų, tik tai tam, kad rinkti. Po truputį aš išmokau kalti šitas skulptūras. Aš nebereikalo pasakiau žodį kalti, nes šiaip tai niekas nesako pjaustyti skulptūrų, pjaustyti akmenis, bet sako kala skulptūrą. Akmuo turi labai galingą energiją, nepaleidžia žmogus, tiesiog patinka dulkių kvapas, dulkių skonis. Aš beje negaliu, aš jeigu vieną dieną nepapjaustau akmens, tai kažkaip tai nesavas, kažko tai trūksta. Man lygiai tas pats pjaustyti akmenį, kaip valgyti. Keltis ryte, daryti kažkokie tai būtinus dienos darbus, be kurių ir kiti žmonės tikriausiai neapsieina. Tai yra man privaloma, kiekvieną dieną. Įvardinu tas skulptūras savo vienadienėmis. Vienadienės ta prasme, kad jos padaromos per vieną dieną. Tai jau turiu 98 iš viso.
Tai gal susitarėm su seniūnu, padarysiu virš šitos gatvių pavadinimus. Kiekvieną pavadinimą man buvo pasakyta, kokie pavadinimai. Ir daugmaž tą tematiką ir stengiausi kažką įkūnyti. Jeigu lauko, tai vadinasi lauke, kas bus augalas, kažkoks laukinis augalas, ten įdedi, taip, tvenkinių. Nu tai kas, tvenkiniai, aišku, žuvis daugumą veisėsi, ne? Pavyzdžiui, mūsų Liepų gatvė, taip. Uždėjau emblemą Liepų žiedą ir užteko. Pirma idėja, kaip tu sakai, kilo tai, kad ten, kur gyveni visiems, kažką tai reikia palikti. Žmogus negali taip, kad vien tik tai savo. Man yra šventas dalykas akmuo, medis. Ir man niekas nepasakys, kad aš turiu jį skriausę panašiai. Jeigu iš jo padariau ką nors, jis tarnauja ilgai ir nenuobodžiai. Darbai yra pasiekę, kiek žinau, Ameriką. Yra Rusijai darbų mano, vazas iš natūralių tokių ataugų. Šiaip tai aš iš Ukmergės. Nu taip ir priaugau, kaip tu sako, ne grybas, grybienas nereikėjo išleisti, tik šaknis suleidau ir viskas. Ir ten, kur gyveni, ten tavo ir kraštas, o Lietuva yra bendra visų, tai čia, kaip pasakyti, lietuvis, aš didžiuoju šituo. Mes esame Utenos rajone, Puodžių kaimas. Tai čia yra labai netoli, nuo Utenos 3,5 km tik tai. Labai mielas kaimelis, netoli Bilekėmis, labai tyku, ramu kažkaip tai, miela aplinka. 5 metus mechaninį gamyklą atidirbau, tada jau pradėjau knygą skaityti apie kalvius, patiko kalviški darbai. Taip ir savamoksliškai išmokau. Pas mums giminėje nei vieno nėra, tai reikia kažkas tai būtų nors vienas. Metalas traukia, ugnis, karštis, viskas. Vyriškas darbas. Man gal daugiausia patinka iš galvos daryti, iš tikrųjų. Te būna detalose brėžniai, detalių brėžnių reikia laikytis daugmaž tenais, apibrėžtis, viską skaičiuoti, daryti, kaip sakoma, nieką nepraleisti iš akių. Kaip iš galvos pradėti, dedi, pašiausiai ir gaunasi gražus gaminys. Vasarą gal daugiau darom tokius didesnius darbus visokius ten, kaip ir visi Lietuvoje kalviai. Tvoros, vartai, pečiai, konstrukcijas vasarą. Žiemą jau tada lendam į meninius darbus visus. Kas įdomiau ir smulkiau, dovanas, juvelyrika. Ne vieną kalvį jau išmokiau. Daug užsienio išvažiavo. Krapštumą, atsakingumą turi turėti daug. Jeigu jam nelemta būti kalviu, prie metalą dirbti, tai nelemta ir bus. Čia jau iš karto žmogus atėjo, kaip sakoma, iš akių parašyta. Dirbs ar nedirbs. Žemės nederlingos, skurdžios, prastos Utenos krašte, žmonės juk turi griebtis kažkokių verslų. Tiesiog kūrybingi žmonės čia gyvena. Man tai čia labai patinka gyventi. Gal, kad aš jau čia praleidus daugiau nei 16 metų, pats mieliausias, gražiausias, šilčiausias kraštas. Man visi šitie žmonės yra labai, kaip sakant, savi. Aš juos pažįstu ir senelius, ir tėvus, ir anūkus. Tai kas be gali būti artimiau.